Sveiki, aš esu vizažistė Justina. Šiandien aš Jums papasakosiu, kaip reikia teisingai prižiūrėti savo veido odą rytais ir vakarais. Joks makiažas neatrodys tobulai, jeigu neprižiūrėsite savo odos. Tad pradedam. Pirmas žingsnis, kurį turėtumėte atlikti ryte, yra veido odos nuvalymas. Per naktį oda išskiria tam tikrą riebalinį sluoksnį, kurį būtina nuvalyti, kad oda išliktų švari. Naudosiu ypatingasis dermaliposominį valiklį. Jo sudėtyje yra aktyvių liposomų, kurios pašalina riebalus ir vandenyje tirpius nešvarumus. Ši priemonė tinka visų tipų odai. Antras žingsnis turėtų būti odos puoselėjimas ir tam geriausiai tinka serumai. Serumo privalumas yra tai, kad jo sudėtyje yra didesnė koncentracija veikliųjų medžiagų. Jis prasiskverbia į gilesnius odos sluoksnius ir puoselėja ją iš vidaus. Na ir kaip be svarbiausia kiekvienos moters produkto veido kremo? Aš renkuosi jau daugelio moterų pamėgtas S-Dermo drėkinamąjį veido kremą Resveraderm. Jo sudėtyje yra antioksidantų, kurie ne tik sudrėkina odą, bet ir užkerta kelią sparčiam odos senėjimui. Jei jums daugiau nei 25, reikėtų nepamiršti vieno papildomo produkto ir tai yra poakių kremas. Aš jį ypač rekomenduoju, jeigu norite, kad jūsų makiažas išliktų tolygus, o oda sudrėkinta. Renkuosi lengvos konsistencijos Alma-K jaunystės gelį. Jis praturtintas negyvosios jūros mineralais, atgaivina ir mažina nuovargio žymes. Taigi vos 4 žingsniai ir jūsų oda pasiruošusi atremti visus dienos iššūkius. Vakarais su odos priežiūra reikėtų užtrukti šiek tiek ilgiau negu rytais, ypač jeigu iškeliavote su makiažu. Eiti miegoti su makiažu yra didžiausia klaida. Naktį oda labiausiai ilsisi ir regeneruojasi, ir ji to tinkamai negali padaryti, jeigu jūs odos nenuvalėte. Makiažo nuvalymui puikiausiai tinka prausiamasis pienelis, nes tai yra labai švelni priemonė, kuri nedirgina odos. Naudosiu Dr. Grandel valomąjį pienelį Cleanser Milk, kuris švelniai valo, balansuoja ir drėkina odą. Taip pat padeda išvengti tempimo pojūčio. Antras žingsnis – odos prausimas. Pienelis nuvalo tik odos paviršiuje esančius nešvarumus. Tad norint pilnai išvalyti odą, reikia ją nuprausti su geliniu prausikliu. Naudoju Alma-K valomąjį veido gelį, kuris nuvalo odą ir padeda išsaugoti reikalingą drėgmę dėl ypatingos sudėties, negyvosios jūros mineralų ir natūralių aliejų. Prieš naudojimą veidą reikia sušlapinti, o panaudojus nuplauti. Jeigu vakarais turite šiek tiek daugiau laiko, galima save palepinti su veido kauke. Vakarui puikiai tiks raminamoji Mask Bar kaukė, praturtinta levandų žiedų ekstraktais ir medumi. Jei neturi laiko, sudrėkink veido odą kremu, kurį naudoji ryte. Štai esminiai odos priežiūros žingsniai, kuriuos būtina atlikti kasdien. Jei taip ir darysite, jūsų oda bus dėkinga ir švytinti.